Sveiki visi, čia nauja krepšinio laida pratęsimas, čia mano draugas Erikas. O čia mano draugas Kipras. Ir mes beveik kiekvieną savaitę kalbėsime apie krepšinį, apie Lietuvos krepšinio aktualijas, apie Eurolygą, apie Eurocupą ir Čempionų lygą. Bei LKL. Taip. Tai kągi, manau, pradėkime nuo vakar dienos rungtynių tarp Vilniaus Wolves ir Hapoel Tel Aviv. Tai Vilkai laimėjo rezultatu 104-100. Reikėjo laimėti 5 taškais, bet nepavyko. Tai rungtynės iš tiesų įspūdingos. Daug kas labai daug primėtė taškų. Kaunas surinko 37 naudingumo balus. 28 taškai, tai čia labai įspūdinga. Tada 10 rezultatyvių perdavimų. Iš tiesų buvo labai smagu žiūrėti tos rungtynės. Ja. Man teko pačiam būti arenoje ir galiu pasakyti, kad buvo smagu vėl pamatyti Fosterį Vilniuje. Aišku, jis labai daug kamuolio, kiek mačiau, negaudavo. Na, jo rolė kitokia biški šį sezoną ir jisai pats paskelbnius interviu minėjo, kad jisai suprato, kad jis gali labiau padėti komandai. Ne tik puolimų, bet ir gynybą. Ir tas tikrai vakar matėsi. Vilkai tiesiog puikiai mėtė. Aš nemanau, kad įmanoma mėti komandai prieš komandą, kuri tokiais procentais meta tritaškius. Ir kai tiesiog lyderiai nesustabdomi visi. Atrodo, kai žiūrėjau arenoje, atrodo, grinai neprameta visiškai Wolvesai. 19 tritaškius sumetė, Turmanas visiškai atrodo neprametė. Ne, Turmanas kažkaip visi ir praeitą grajų prieš Hapoelį labai daug sumetė taškų. Tai, aš nelabai tiksliai žinau, ar jiem tai ar atsilieps tas nelaimėjimas 5 taškais, bet bent jau pergalė yra. O Hapoelyje įspūdingai žaidė Jamas Madaras, labai gerai spaudžia kamuolį, tada tiesiog labai puikiai žaidė Javo. Ir dar norėčiau akcentuoti Markusą Bingemą, tiesiog buvo gražu žiūrėti, kaip jisai rolina po krepšių. Jo ir Hapoelyje dar Motley tiesiog, jam nelabai ėjosi tos rungtynės, išsibaudavo greitai, baudavosi greitai, tada Blackeney, jis dar nėra labai ilgai šitoj komandai, tai jam dar biškį sunku įsivažiuoti, bet neblogai sužaidė. Taip pat dar Fosteris visai neblogai pasirodė. Fosteris, jo. 15 taškų, ne, 17 taškų. Aišku, čia kaip jam pagalvos, čia atrodo nedaug, bet kai vis matai, kad retai gauna kamuolį, bet... Žinai, jisai ir taip yra daugiau kam žaisti šitoj komandai, ir jisai taip gynyboje labiau dirba. Jis dirba. Vilkai, sakyčiau, visai gan tikrai neblogoje formoje dabar yra. Nors ir pralaimėjo 2 rungtynės iš eilės Eurocupe, bet dabar panašu, kad vėl grįš į pergalių kelią ir matysime, kaip jiem seksis toliau. Jeigu prakalbame jau apie Lietuvą prieš Izraelį, kai Eurocupe, tai taip pat galima paminėti ir apie Lietkabelį prieš Hapoelį. Jeruzalės Hapoelį, taip. Aš prisipažinsiu, šitų rungtynių nemačiau. Aš irgi nemačiau. Bet turėjau laiko. Bet Lietkabelis yra įdomus faktas, kad per pastarąsias 5 rungtynės sumeta virš 90 taškų. Lygiai 93 taškus. 93 taškus. Visai įspūdinga kaip Lietkabeliui. Dabar, jie nėra tokie, puolimo komanda, tokia labai ten, nėra tokio skorerio, Tai jo. Tęsime mūsų laidą ir dabar pakalbėsime apie ateinantį Žalgirio mačą prieš Madrido Realą. Sakyčiau, Žalgiris dabar yra gan neblogoje formoje. Ir Madrido Realas šį sezoną kol kas yra labai nuvilintis, mano manimu. Lyginant su praeitų sezonu, tai tikrai. Kai buvo pirmi, dabar jie
pasitikslinsiu. Ir 13 Eurolygoje, kas Jo, tai... 6 pergalės, 8 pralaimėjimai. Kaip Realui Na. čia, sakyčiau, nėra labai. Tai aš manau, kad Žalgirio žaidimas yra vien tik tai Ferlonį Volkerį. Na, jisai su Rytu nelabai, aš manau, kad jisai suprato tą derbio reikšmę. Jisai taip, manau, jis tiesiog į Eurolygą labiau taip akcentuojasi. Na ir jisai taip, manau, jam nelabai svarbu tas LKL-as, jisai į Eurolygą ir į NBA jam svarbu. Na ir jisai ten kalba, kad jam ten labai svarbu komanda. Na bet iš tikrųjų aš manyčiau, kad jam svarbiau savo asmeniniai rezultatai, nes manau, kiekvienas buvęs NBA žaidėjas, kuris atsiduria Europos krepšinėje, aš manau, jisai tikrai nori įrodyti savo vertę ir taip labiau savo statistiką pasigerinti. Taip, bet, spėčiau, kad Realas laimės kokiais 7 taškais. Prognozuoja Realų pergalę? Jo. Aš pagal dabartinę Realo formą ir dabartinę Žalgirio formą, aš sakyčiau, kad turėtų, manau, paimti vis tiek Žalgiris. Aišku, išvykos rungtynės bus sunku, bet palyginus, kiek Žalgiris dabar save demonstruoja, ypač po pergalės prieš Efesą. Dar prieš Rytą. Jo, dar prieš Rytą. Aišku, pataikymas tos rungtynėse prieš Rytą buvo siaubingas tiek vienai, tiek kitai komandai. Taip. Aš tiek galiu prognozuoti Žalgirio pergalį, nes visgi dabar Lonnie Walker turi. Taip. Aišku, bet jeigu praloš, tai gali būti didelė dalis dėl to, nes Giedraitis išrinktas iškrito. 2 savaitėms. Ja. Ir nieks neturės ginti Campazzo, tada Giedraitis galėtų. Aišku, Butkevičius gali, nes jis yra... Manau, Butkevičius nelabai suspės pagal Campazzo. Prie Campazzo greitas, jo, magas. Volkeris, nemanau, kad jis labai gynybos... Jis palime, manau, imsis. O Francisko jis per žemės. Ir dabar jo pataikymo procentai labai prasti, jisai per pastarąsias rungtynės labai nieko nepataiko, kai Volkeris atvažiavo. Ir man būtų įdomu, ar Brazdeikis žais šitą mačą ypač po to, kaip gerai pasirodė prieš Rytą. Na, aš spėčiau išleis atkarpom keliom ir žiūrės, kaip jisai pasirodo ir pažiūrės Trinkieris, ar jį laikyti, ar ne. Na, o Madrido Realo lyderiai tai Facundo Campazzo, Mario Hezonja, Walteris Tavaresas ir Xaveras Ratanas Meišas. Taip, manau apie šį mačą tiek ir aptarsime ateinančius kitų komandų Eurolygos varžybas. Taigi pirmas mačas bus Fenerbahčė prieš Monaką. Na, aš manyčiau, Fenerbahčė dabar yra labai geroj formoje. Lyderiai yra Veidas Baldvinas, aišku, o Monake yra lyderis Maikas Džeimsas. Ir šitame mače bus labai įdomi labai trenerių dvikova bus, nes Šaras su Spanuliu kartu žaidė Panathinaikose, o dabar susitiks kaip treneriai viens prieš kitą. Tai kaip tu prognozuoji? Kadangi Fenerbahčė žaidžia, aišku, namuose, tai aš prognozuočiau Fenerbahčės pergalę kokiais 7 taškais. Na, aš irgi maždaug 8. Man bus rezultatyvios rungtynės. Taip. Tai sakyčiau kokie gal 86, 79. Jo, aš irgi maždaug. Tai manau, bus visai įdomios rungtynės. O kokią kitą mačą dar aptariam? Galime dar aptarti Efesas prieš Panathinaikosą. Na, buvusi Regino Tamano komanda. Dabar Eurolyga Panathinaikosą nubaudė baudom, nes Kendrikas Nanas praeitose varžybose ir dar gavo suspendavimą. Jisai praeitose rungtynėse su Partizanu atšaukė teisėją ten ir švariai ir ten
dabar suspendavimą gavo ir baudą 5000. Na ir Reginas Atamanas taip pat gavo baudą, bet Panathinaikosas bandė atšaukti tą suspendavimą Nano, bet nepavyko. Na, Panathinaikosas be Nano, jiem sunkiau tikrai bus. Neturės to išreikšto Jo, lygio. jo. Nes Nanas tikrai šį sezoną įspūdingai atrodo, manau, gali būti Eurolygos MVP. Na, o Efesas šį sezoną taip, taip nežinau, vidutiniškai jie banguoja taip. Tai lyderiai yra Šeinas Larkinas, Rolandas Šmitas ir kaip ir jie. Ir apie šią komandą prisipažinsiu nelabai turiu ką pasakyti, o tu? Aš neturiu kažką. Kažkaip man nelabai jie taip traukia. Kaip žiūrėjau prie Žalgirio rungtynės, tai silpnai atrodė, tik ant pabaigos tik susijėmė, bet po to galiausiai palūžo. Galiausiai jie nepataikė tų kelių svarbių metimų ir... Jo. Na, o Panathinaikose, aš prognozuočiau, nors ir be Nano, bet spėčiau, kad Panathinaikosas laimės 10 taškų. O tu kaip spėjai? Aš irgi prognozuočiau Panathinaikoso pergalę. Aišku, žaidžia Efeso namuose, tai bus jiems aišku sunkiau. Ne, bet Efeso nėra ta atmosfera tokia, žinai, kur labai tokie erzinanti, tokia. Ne, kaip Zvezdos ar Partizano. Na, tai... Bet aš vis tiek, manau, prognozuočiau Panathinaikoso pergalę kokiais gerais 8 taškais. Sakyčiau, nebus čia labai rezultatyvios rungtynės. Spėčiau, gal to nes nėra Kendriko Nano, tai čia, aišku, iškrenta daug visą taškų gaskait. Na, aš spėčiau, kad jo rolę perims Lorenzo Braunas ir manyčiau, kad jisai imsis to lyderio vaidmens. Dar Grigonis iškritęs ir Panathinaikos. O kuriam jisai laiku iškrito? Neparašyta buvo kaip ir. Jo, niekur nemačiau. Jo, bet Mariui šis sezonas tikrai sudėtingas. Nelabai, kažkaip nuo pernai atkrintamųjų jisai nebelabai turėjo to vaidmens, nes buvo, kad po Petru jo perėmė tą vaidmenį ir kažkaip šį sezoną jam sunkiai tikrai. Na, linkime sveikatos Mariui ir manau keliaukime prie kito mačo. Jo, tai galim dar paminėti apie Crveną Zvezdą ir Olympiakoso mačą Belgrade. Na, Olympiakosas dabar tikrai geroj formai, gerai žaidžia, labai sustyguota komanda gerai. O Zvezda, primink, kaip jie dabar atrodo, tiksliai, nelabai. Zvezda lentelėje yra 10 vietoje, tai... Na, Žalgirio tokie kaip ir vieni pagrindinių tokie priešininkai. Ja. O jie dabar turi didelę pergalių seriją. Dėl pergalių serijos aš nesu įsitikinęs, bet negaliu pasakyti. Na, manau, kad atmosfera bus rimta tikrai. Na, bet žinant Olympiakoso ir Zvezdos draugystę, tai gal biškį šilčiau pasitiks Olympiakosą. Na, bet kažkaip spėčiau, kad Olympiakosas laimės kokį 15 taškų, nes, jie tiesiog labai gera komanda yra, labai viskas sudėta pas juos tvarkingai, ten penketukai, tada gynyba labai gera pas juos, Vezenkovas gerai įkirtinėja, Falas yra, bet Falas berods nežaidžia šiandien, ar ne? Žaidžia. Nežinau. Ne, bet dabar mačiau pasirašę labai aukštą centrą, rankų ilgis ten labai didelis, 2,26 cm. Bet galima pasakyti, kad Inokas netvyks į Olympiakosą, nes jau pasiimtas kitas centras. Na, vis tiek kažkaip, prognozuoju 15 taškų pergalę. O tu kaip prognozuoji? Žinant, kad Zvezda tikrai gali bandyti pasirodyti, ypač kad pas save namuose žaidžia. Na jo. Bet visgi žaidžia Olympiakose, tai čia
prognozuočiau jeigu Olimpiakos pergalę, bet tokią labai sunkią pergalę, kokiais 6 taškais. Bet spėju, kad nebus labiausiai rezultatyvios rungtynės. Jo. Bus labiau gal gynybinės. Aš manyčiau, kad Zvezda taip laikysis pirmoji pusėje, bet kažkaip manyčiau, kad atitrūks Olimpiakosas. Ir tada bandys grįžti kažkaip. Jo. Na, Olimpiakosas tikrai labai gera komanda. Nu, jo. O kažkaip kitų mačų Eurolygai tokių nėra labai. Šiame ture tokių labai. Tokių labai įdomių nėra. Galime paminėti dar Asvelį prieš Paris. Na, toksai, kaip čia, atseit derbis Prancūzijos, bet toksai. Ja. Nu, Paryžius tikrai įspūdingoje išties formoje dabar. Nežinau, kas ten vyksta. Labai įspūdingoje. 10 pergalių iš eilės. Jo, ir dar Monaką įveikė. Ir dar buvo atsilikę ten 19 taškų, tai, na, išties įspūdingai atrodo. TJ Shortsas iš vis mane labai stebina. Negalvau, kad jisai taip gerai žais. Na ir dar lyderis Paryžiaus yra Nadiras Hifi. Na, jo metimai išties įspūdingi yra. Jo. Tai, nu, Paryžius tą tokį labai greitą tokį krepšinį žaidžia, nu, ja. Jos labai smagu stebėti, man bent jau. Labai gražu stebėti jos, kaip jie perduoda, kaip jie atko kamuolį iš karto bėga visi į puolimą. Na, čia po praeito sezono, manau, nuo Eurokapo. Kaip tas treneris vadinas? Praeitas, kur buvo Paryžiaus. Tomas Isalova, jisai treniravo Boną, tada ten žaidė TJ Shortsas nu, žodžiu, perėjo pusę Bonos į Paryžių ir išliko kaip ir ta pati sistema ir, dinastija tokia. Taip, tai, manau, nu, o Asvelija, tai jie čia prieš kelius turus įveikė Madrido Realą, Parisas Ly pataikė, game winnerį. Na, manau, tokiom komandom kartais būna, kad jie įveikia grandus tokių metimų, bet manau, kad dabar viskas grįš į savo vadžias ir prognozuoju 20 taškų Paryžiaus pergalę. Okay. O tu kaip spėjai? Spėjai pagal tai, kaip forma yra Paris basketbolo. Kad Paryžius, tai aš prognozuočiau kokiu 13 taškų pergalę ir kokia bus, manau, 73-60, kažkur bus taip. Na, Bet, kaip sakant, dėl visų, kaip sakant, mes nieko negalim pasakyti, nes krepšinis yra nenuspėjimas sportas. Na, kaip prieš Madrido Realą, Parisas Ly pataikė tokį. Nes aš nebūtų gal nuspėjęs, kad Asvelis galėtų įveikti Realą. Jo. Na kągi, keliausime apie nuvylusius iki dabar LKL žaidėjus. Tai aš gal pradėsiu nuo Vilniaus Ryto gynėjo Jayvono Graveso. Na, vasarą Ryto fanai tikėjosi, kad jisai bent biškį pakeis Markusą Fosterį, bet kol kas to tikrai nėra. Jo tritaškio procentai, nu jis tritaškių nelabai meta. Tie jo prasiveržimai tokie lipi, nu, man jis biškį primena Brazdeikį, tik Brazdeikis biškį geriau meta tritaškius, bet tie jo lipimai tokie į medį, žinai. Man nelabai patinka, nu, vat, prieš Žalgirį ten biškį pasirinko tų taškų, bet, na, jis gale ten pasiėmė tų taškų, bet kuris buvo anksčiau. Na, man jis kažkaip biškį primena Keitą Hornsby, o praeito sezono irgi fanai taip galvoja, kad jisai pakeis Fosterį, na, bet gavosi kaip gavosi, ten buvo sniperis, bet metė tritaškius tragiškai Ryte. Iškėlęs per vienas rungtynes prieš, jei neklystu, Neptūną, jam visai gerai sekėsi pataikyti. Na jo, na, aš manyčiau, kad jeigu Rytas pasipildys kokių skorerių, Gravesui bus dar sunkiau, bet, na, vat įdomu, kaip jam toliau seksis, bet spėčiau, kad jisai išliks iki sezono galo. Ja, aš prognozuoju, kad irgi išliks. Nes kaip ir rinka, manau, kad mažai šansų, kad atsiras kažkokių labai gerų žaidėjų. Jo, na, pamatysime, kaip viskas susiklostys.
Na, ir dar kitas žaidėjas iš Ryto mane nuvilė Stevenas Inochas. Na, jisai, man vat įdomiai taip atrodo, kad jisai buvo Eurolygoje, buvo pirmas sezonas Eurolygoje, jisai rinko labai gerus skaičius. Ten prieš Barsą 30 efektyvumo, ten, nu, žodžiu, labai geras sezonas. Na, o tada kitas Baskonijoje toks buvo blankesnis, na, bet vis tiek Eurolygoje buvo, turėjo kažkokį tokį vaidmenį, žinai. Ir tada į Ankarą, ten neblogi skaičiai, bet tada, nu, taip, tas buvo klausimas, kad jisai neturi to tokio IQ, žinai. Ja, taip. Ir jisai Ne per geriausius Jo. decisionus priima. Jo, pavyzdžiui, kai jį dvigubina, jis nelabai žino, kur. Tada kamuolį, kam perduot. Jo, na, ir tada buvo Ankaroje 12 taškų, 18 efektyvumo, na, skamba neblogai, bet, na, kai pažiūri detaliau rungtynės, na, tikrai matosi, kad jis daro tų tokių klaidų. Na, ir kažkaip buvo tas klausimas, kad, na, atrodo, žinai, ant popieriaus gera pavardė Rytoj, bet rezultato to dar tokio netneša labai gero. Nu, kiek aš žiūriu Rytą, tai galiu pasakyti, kad jis labai gerai pasirodė prieš vengrus, kaip prieš Falcon žaidė, prieš Falconą. Tai per abiejas rungtynės tai tikrai solidus skaičiai. Bet, aišku, tokia kaip Rytui, Inochas tai čia tikrai yra geras. Jis toks labiau, kad jam užmes kamuolį. Jo, pick and rollinis toksai. Na, bet man ir atrodo, kad Ryto treneriai kažkaip per mažai išnaudoja. Nu, jo stiprybė yra, nugaros žaidimas į krepšį, bet jisai kažkaip negauna to kamuolio ant pausto ir kažkaip jisai ten vaikšto po tą aikštelę ir taip nelabai jis žino, ką daryti joje, nu, jisai ten blaškosi taip. Na ir toj gynyboje būna tų klaidų, na, bet čia domėjusi jo Olympiakosas, bet dabar jis ten atsidurs, nes pasiėmė kitą centrą. Na, matysime, kaip čia su Inochu bus, na, jisai kažkaip įgauna tą geresnę formą, bet tikiuosi daug daugiau iš jo, tikėjausi. Taip pat aš dar norėčiau paminėti Igną Brazdeikį dabar, aišku, po tokių rungtynių prieš Rytą, kai jis sumetė 16 taškų, solidų skaičiai, bet kad vietoj jo registruoja Lekavičių rungtynėms. Tai ir mane nustebino, nes aš tikrai tikėjausi, kad Brazdeikis padarys didelį comebacką į Žalgirį, kad visgi po 22 metų finalų, kaip buvo prieš Rytą. Na, aš manyčiau, kad kažkas įvyko tarp Trinkėrio ir Brazdeikio, nes kažkaip, kad Trinkėris pasirinktų Lekavičių vietoj Brazdeikio, nežinau, kažkas, manau, ne taip. Brazdeikis per savo interviu sakė, kad jisai čia nieko nežino, kodėl nežaidžia, bet Trinkėris pasakė, kad viskas jam pasakyta, tai nesužinosime. Na, bet prieš Rytą dabar, kai sužaidė taip, tai gal dabar atgaus tą vaidmenį tokį, kokio jisai tikisi. Na, visgi tada buvo Brazdeikis 2-3, vienas iš pagrindinių ir tas Isaiah Tayloras. Jo, finale. Jo, bet tą sezoną būtent šitie buvo du tokie pagrindiniai skoreriai. Iškritus Evansui, taip. Iškritus Evansui. O dabar turi, aišku, Francisco, turi Walkerį. Taip, na. Aišku, Brazdeikis dar yra. Giedraitis, kuris pradžioje tikrai gerą formą buvo. Nu, dabar biški toks gal pasėdęs truputį toks. Buvo ant to hypo, tai bet dabar kažkaip ramiau. Na, dar manau, galime pakalbėti apie Brady Meneką. Kažkaip visiems buvo keista, kad Trinkėris jį ten prasitęsė, nors jisai ten tik kelias rungtynės sužaidė. Na, kažkaip visi keistai žiūrėjo, jisai, nežinau. Šį sezoną toksai irgi pasimetęs, nelabai stenka pataiko, nors sniperis. Na, aišku, būna, kad pataiko, bet iš tokių kaip tokių sniperių tai norėtųsi, kad daugiau. Jo, bet ir jo ta gynyba, nu kažkaip nežinau, toks jausmas, kad jis galėtų pagerinti tą gynybą, tikrai sustiprintas kojas, bet jisai nieko nepasigerėjo, jis biškį regresavo.
Tai nežinau, kas su juo darosi. Na ir kiek teko girdėti, kad jisai krepšinį žaidžia tik dėl pinigų. Jam nelabai kelia džiaugsmą jisai. Tai nežinau, nu, matysime, kaip su juo bus, bet jisai toks jo, kažkaip nuvilia mane tikrai. Na, bet Trinkieris, kaip suprantu, jisai taip nepyksta per daug ant jo, nes čia jo buvo sprendimas prasitęsti Maneką. Tai. O, nu, galima dar paminėti Silveino Francisko. Na, nežinau, jisai kaip ir buvo tos pirmosios rungtynės, kai jisai, na tikrai įspūdingai atrodė ten, nu, pradžia sezono. Prieš Barceloną buvo. Jo, tai visi galvoja, kad jisai, nu, čia toks Evanso antra versija. Kad Evansas čia pakeis, kad gal net geresnis bus. Taip, taip, bet kažkaip dabar prasčiau, tikrai prasčiau. Na, Netritiškai nepataiko. Aišku, vietoj tritiškius turi gerą prasiveržimą. Ja, gerą prasiveržimą greitį. Gali išprokuoti pražangą tikrai gerai. Jo, nu, aš manau, kad dar biškis trukdė tam Francisko, kad atvažiavo Volkeris, nes dabar perėmė iš jo tą lyderio tokį vaidmenį ir dabar dar kai Francisko nelabai pataiko, tai nežinau, kažkaip įdomu, kaip, gal, nu, aš spėčiau, kad jisai įsivažiuos kažkaip dabar jau greitų metų. Tai. Na, manau, šiandienai tiek, ar ne? Jo. Tai susitiksime kitą savaitę ir iki kito karto.